to lapą, pasirašys savo delniuką. Kaip savo delniuką? Atvedžiuosi, pažiūrėsim, kieno rankytė didžiausia. Gerai, dėk ant stalo. Taip, ir į tos rankutės vidų rašysit vardą pavardę. Tai svarbiausia, kad šiandien jūs atliktumėt, ar vėliau, ar po viso to mūsų renginuko, gerai, bet žinokit, kad šitoj knygutėje kiekvienas palikit savo autografą, gerai? Tai dabar kiekvieną gal smulkiau aš paklausinėsiu, gerai, kad žinočiau, kuris čia pas jūs yra šauniausias ir kuris vertas mūsų pačio visų aplodismentų tikriausiai. O toliau, toliau. Šaunuolė, tu. O, vaikai, paploti, 49. O kas čia 49? Šita mergaitė. O kaip tu spėjai? Oi, prašau ateiti prieki. Paskui žiūrėsim, gal kaip tas tave yra, ne? Taip? Gerai, įsirašyk. Tai gal tu man dar smulkiau kažką gali pasakyti. Šiandien daug sėdų, skaitėje tau suskyrė kažkokią knygą. Pas vieną, kur vadžiausiai krita ją. Taip, vadžiausiai, tai nebūtų tavaras, tai labai diena. Tai vat, o kuris iš tų veikėjų tau buvo toks? Čia 1000 yra veikėjų, aš net negaliu suprasti, kiek jų daug. O kuris tau pats priimtiniausias ir pats svarbiausias, įdomiausias veikėjas? Na, aš nebūtų tada mažas, čia tai vyras. O tu norėtum ją būt panašiai? Kažkiek simpatizuoja, taip? Tai vat labai ačiū, kai gal pabuoti. Bet dar vieną turiu klausimą. Bet kaip reikia sugebėti šitai knygų perskaityti per vieną vasarą? Jūs įsivaizduokit, jeigu per... Kaip tu greitai skaitai, ne? Berniukas, kiek tu perskaitai? 29. O, toks mažas ir tiek daug. Ir tave reikia nufotografuoti, ir tave reikia nufotografuoti. Iš tikrųjų, visus čia reikia nufotografuoti, nes jūs tikrai labai šaunuoliai esate. Tai va, tarp gražių mergaičių esi. Gerai, kas toliau, kiek tu? 49. O, nu jau viskas, čia man nebėra ką veikti. Dalyvė. Taip. Na ir tu gal ką gali papasakoti, ar patiko būtent tokia užduotis, ne tik skaityti, bet ir išrinkti veikėjus. Man gal patiko ne tik skaityti. Aha. Aišku. O, pavyzdžiui, tau patiko tas būtent procesas, ne tik skaityti, bet ir kažką su užduotėlė išrinkti. Patiko? Buvo įdomiau negu paprastai skaityti. Tai labai ačiū. Paplokime. O, ir tu labai daug. Tu? 24. Tai čia visi tokie jau susirinko, labai šaunuolis. Kiek tu? 7. Oi, šaunuolis, labai gerai. Toks mažas ir tiek daug perskaityti, labai gerai. Nu, kiek tu? 16. O, jėzus. Šešia, šaunuolis, svarbiausia, kad skaitė. Labai ačiū vaikai, labai daug perskaitėt ir aš nežinau, ką man čia vykti, bet aš taip apskaitai. Jūs patys Nu, čia yra kažkokia dalnava, aš nieko nedasuprantu, kas čia daro. Prašom čia nesikeikti, nesivelniuoti. O reikia, bet negėti. O, paminėjo, neleva ir atėjo. Čia nevelnės, čia velniukė, o ką tu čia veiki? Kas čia tave pakvietė? Tai aš matau, čia nėra ką man veikti. Aš einu rašyti straipsnį ir žiūrėsiu, ką jūs čia toliau nuveiksit. Tai neprašom neišeiti, dar reikės fotografuoti. Būtinai. O tik duodu žodžiu velniukus. Jūs pasirodo tokie pat padykę, kaip ir aš turbūt, ne? Velniau prisiję datys. Taip. Tikriausiai namuose ir kai skaitėt knygas, tėvai barė jūs, ne? Kad per ilgai skaitit, nes tiek daug idėjų perskaitat. Negalaidat nieko neveikia, tik skaitat. Ir va matau, yra vaikų, kurie netakė susigadina, ne, bet skaitydami knygas sakinukų prireikia. Buvo taip. Na, tau, kad buvo. Žiūrė, jaučia pas jūs. Žiūriu. Ir kokie žemėlapiai čia. Tai čia jūs vaikai tiek prirašėt, netingėjot, neprisirašinėjot, ir žiūrėdžiaunas atėjęs. Gerai, ir dabar padaryti tokią trumpą. Aplausėlę. Dabar visi dar atvykiai pasižiūrėti, dar kartą į žemėlapį, jeigu kas nematas, va taip, nu, visą, kiek čia prirašyta, ne? Visi matos. Ir dabar aš skelbiu Blitz Viktoriną. Sutariam? Saldainį. Toliau.
Kiek veikėjų vardų iš viso užrašė šitam žemėlapį? Kaip galvoja? Visam, per visus abudu Lietuvos ir pažemėlapį. Pasižiūrėkit, spėkit, kaip jums atrodo, kiek čia gali būti? Nu, sakykit, 5 tūkstančių. Daugiau. 10 tūkstančių. Oi, ne, mažiau. Ne, mažiau. Atsiprašau. Nu, visi spėkit iš eilės. Spėkit, kiek čia gali būti? Nu, pasižiūrėkit. Truputį daugiau. Šilčiau. 5 tūkstančių. Mažiau. 2050. Mažiau truputėlį. 2030. Dar mažiau. 2030. Mažiau. 2100. Prašau. Mažiau triukai. Antras klausimas. Kiek veikėjų vardų yra užrašyta vien tik Lietuvos šitam žemėlapį? Kaip galvojate? Truputį mažiau. 190. Ne. Be kelių buvo, kaip pasakė 200? Be kelių buvo 194. Trečias klausimas. Kokią knygą parekomenduotumėt man paskaityti kaip pelniukui? Gal buvo kažkokia labai įdomi, ar išdykus, ar dar kažkokia? Melų dienas? O kokią dar kas parekomenduotumėt? Tau mėtinės padūkėlės pasakė? Gera knyga, ne? Bet kas dar ką pasakyti? Kas dar, ką tu skaitei? Kas tau labiausiai Vakar pasakytas. O tau kas patiko? Neprisimeni? O tau kas? Daug. Daug knygų patiko? Daug perskaitai visos patiko, ne? Geras pasirinkai. Dar kas turit tą man pasiūlyti? Harry Potter. Reiks paskaityti irgi toks įstikęs, kaip aš, man turėtų pateikti. Dieną iš šitą skyrių ateina vaikų lankytojai. Per vieną dieną. Kaip jums atrodo? Truputį daugiau nei 100. 120. Mažiau. 120. Apie 120-130. Dainės,